čia jau mums naudinga vis užtat nors mąstymėlį atlikti prieš išpažinti tokiam gailesčio sužadinimui. Kad ir kurią nors staciją paimtume, permąstyti, tai žinotume, kad tai dėl mūsų nuodėmių visą tą kančios kelią Jėzus nuėjo. Arba Jėzaus mirties ant kryžiaus apmąstymą. Kas miršta ant kryžiaus? Už ką? Kas aš esu, už kurį miršta ant kryžiaus? Kodėl Jėzus miršta ant kryžiaus? Gailesčio, dėkingumo, tikėjimo, meilės atveju, ryžtas taisyti, atsiprašyti įžeistą viešpatį. Čia naudingai tai. Bendrai išpažinčiai ruošiantis, nepagailėt laiko iš anksto, ne patį tą jau konkretų momentą panaudoti tik tai, bet tokį jau maldos ar dvasinį skaitymą, ar mąstymą atlikti. Tai naudinga būtų. Pamatom, kada jeigu paskui tą dieną neprieitume, tai nieko. Tas mąstymas ir jo įtaka paliktų mums gerus pėdsakus. Kaip apsipratimas Braunas. Mes dažnai tada pasikuodėm, taigi nedidelės klaidos, ką aš čia daug dūsausiu. Net tam reikalas. Šventieji dėl mažų klaidelių dūsavo, šventas Aloyzas ir prie klausyklos apalpo, ar ten labai jaudinosi. Taip, dėl mažų nuodėmių. Jautri sąžinė ir mažas klaidas pergyvena. Bet ne į save žiūrėdamas, bet į Dievą. Ir čia svarbiausia tobulas gailestis, o jo dėmesio centre yra pats Dievo asmuo, kurį įžeidžiam. Amžinoji meilė, kurios nemylime, nemylėjome per savo klaidas. Būtų gerai, žinoma, kad ir mūsų maldaknygėse būtų tokių aktų. Ne vien trumpučių maldelių gailesčio, bet ir su tokiais motyvais. Apmąstant apie teisingojo, gerojo, gailestingo Dievo įžeidimą. Ar net ir apie kentėjimus, pragaros, skaistyklas, gal sutraukiam per nuodėmę. Pasiryžimas tai, kaip minėjau, turi būti konkretus ir apimti bent nedaug apimti, bet vieną kitą klaidą, kurią ryžtamės taisyti, kovoti šios taisyti. Seniau nuodėmklausiai jau taip buvo prityrę, tai jau pratindavo penitentus pasisakyti nuodėmę iš praeities. Tai čia ne taip savo pramogėlė. Ne nuodėmklausio koks skrupulingumas ar tuščias reikalavimas, bet tai apsaugai iš pažinties. Kad ji neliktų, taip sakant, nulinė, bevaisė, ar net šventvagiška. Šventvagiška gal, kada žmogus sąmoningai nuslepia nuodėmę, bet ji gali tapti šventvagiška, ta prasme, kad žmogus šventą veiksmą taip nešventai, šventam veiksmui taip nerūpestingai ruošiasi ir jį taip nepagarbiai atlieka. Gali čia būti dalinai, pasakytume, dvelkianti šventvagystė. Bet praktiškai tai mes net negaunam vaisių iš tokių pažinčių. Tai mes, kai ten stokoja gailesčio, tikro, tvirto, nuoširdaus,
ir pasiryžimo tokio, kuris ne tik reiškia norėčiau, bet ir noriu ir surišta su priemonėm ir pramatymu, kaip vengsiu progų, kaip kovosiu su pavojum ir kaip atsiteisiu už anksčiau padarytas tos rūšies nuodėmes. Ir pramatyti turim, pažinti čia save, iš kur kyla tos klaidos, kaip aš galiu jas sumažinti, ką naudosiu tam tikslui, ir maldą, kad Dievas padėtų man save pažinti, rūpestingiau atliksiu kasdienę sąžinės sąskaitą. Ar vengsiu progų klaidą. Nuo išpažinties iki išpažinties jau reikia ir kovoti su kokia įda ar kokia nuodėmė ir atitaisinėti ją, nuoširdžiau atgailoti už ją ir budėti, kad mažiau bent nupuolimo atveju būtų, kiek tai nuo mūsų priklauso. Tas pasiryžimas gali sutapti su dalinės sąžinės sąskaitos objektų. Jeigu aš kovoju su apkalbom, tai aš galiu kiekvieną išpažinti ir panaudoti tai kovai su apkalbom. Ir kaip dalinės sąžinės sąskaitos dalyką, tai iš ryto pasiryžtų kovoti su apkalbom ir prašau Dievo malonės mąstymo pabaigoj, per mišias, po komunijos, per vizitaciją švenčiausią. O dar plius galiu ir kokią atgailėlę atlikinėti per visą savaitę kasdien. Ar tai bus maldos, ar tai bus kokie kūno nusigalėjimai, apsimarinimai, kad atsiteisčiau už praeities apkalbas. Tai čia gali tie dalykai kartu eiti. Ir nuo išpažinties kovoju su apkalbom ir dildau apkalbų padarytos dėmes mano sieloje. Nes per atgailos sakramentą buvo atleistos tos kaltės, bet liko laikinos bausmės dalis ir aš ją atlikinėju savanoriškais atgailos veiksmais, maldomis ar nusigalėjimais suvaldymais. Ir kartu per dieną budžiu kovodamas už tai, kad apkalba neįsibrautų. Čia galiu netiesioginiai kovoti, siekdamas žmoguje ieškoti gero, neįtarinėti jo, linkėti jam gero. Tai irgi netiesioginė bus kova su apkalba, nes aš dar ką gero apie kitą ryžtuosi kalbėti. Tai čia dalinės sąžinės sąskaitos dalykų gali būti. Bet nepamiršti, kad reikia ir kovoti su pasisakytom nuodėmėm ir jų pasiekmėm, nuo išpažinties iki išpažinties. Kartais atrodo, kad čia labai vargina. Dalinę sąžinę sąskaitą daryk, dar galvo, ką čia palaisi pareigau, nuo išpažinties iki išpažinties, ko siekti, su ko, už ką atgailoti, tai kad čia pavargsiu. Ja taip atrodo, praktikoj baisu, kaip kad teoriškai imant viską išskaidom, išdalinam, tai atrodo, kad čia kažkiek tų įsipareigojimų pridarom. Bet nuodėmklausiai, kai prašo, kad po išpažinties pasakyk kokią nuodėmę, tai tik tam, kad ją praktiškai jau pats turėt pasirinkęs ir apgailėjęs pirma, negu kunigui dar kartą pasakysi,
kad ir išpažinta jie jau iš praeities, bet ją proga yra ją apgailėti ir dar kartą pasiryžti jos vengti ir su jos padariniais toliau kovoti, daryti atgailą. Tada tik išpažintis padės mums daryti pažangą, nes tą sakramentinę malonę panaudosim. Ta Dievo pagalba aktualiai atstumti gundymus, daryti atgailą ir panašiai. Nu. Kas liečia sunkias nuodėmes, turim kiekvieną jų atskirai apgailėti, kaip palaimintas garbingasis Dievo tarnas Liudvikas de Ponte. Tai jis sako, reikia kiekvieną sunkią nuodėmę apgailėti, kaip motina aprauda savo vienatinį mirusį sūnų. Taigi toks jau rimtas susisielojimas, ne ašarų formoje pasireiškiantis, bet tokiu vidiniu giliu tikėjimo šviesoj suprasto dalyko pergyvenimo. Taip turi būti pažengta kiekvienas. O ar mes taip sustojam? Pasaulio vaikai dar sunkiau tai sugeba. Ir mes kaip sunkią nuodėmę padarę, taip jau pasitenkinam trumpu aktu ir konstatavimu, kad čia vyko negerai, taip negalėjo būti, nedarėjo, aš užsitraukiu per tai pragarą, aš užgavau Dievą ir taip atrodo tą tikrovę konstatuodamas jau lyg tai viską sutvarkau. Bet čia nėra to, sakytume, pokalbio su Dievu. Jis turėtų būti lyg kokia rauda Dievo akivaizdoje. Tokia gilus vidinis skausmas, kad šitai pasielgia. Kodėl rekolekcijose giliau išgyvenam tokie, suvokim tą nuodėmės bjaurumą, atgailos reikalą, kad mes tada mąstom apie tai, pokalbį su Dievu vedam, daug giliau tada ir suprantam ir daug giliau pergyvenam nuodėmės bjaurumą, jos padarinius. Taigi čia dažniausiai žmogui trūksta susimąstymo, apsvarstymo savo veiksmų. Dėl to mes matom, kai žmonės tas nuodėmės geria kaip vandenį ir jas lygiai pilietina, pateisina, gražiom etiketėm aplimta. Čia nieko blogo, čia taip reikia, kad čia nieko nepadarysi, tokia mūsų prigimtis ir taip aš mūsų lengvai save bando pateisinti. Išpažintyje irgi neieškokime paguodos būtinai, jeigu reikia ką išsiaiškinti, išsiaiškinkime. Ir čia tikėjimo šviesoj žiūrėkime. Kartais susirašom ilgesnio laiko, einam išpažinties. Neskaitykim kaip laišką. Neleidžiama tai būna. Tik pasinaudoti atminčiai. Kaip sakoma, čia paremti tik tai, kad neužmirštume. O tai negalima kaip paskaityti kaip kokią ir savo parašytą poezijos kūrinį. O čia savo darbų sąrašą. tą padariau. Tai čia atmintinė palengvina tik mums išpažinti. Mes turim pakelti akis nuo to raštelio ir daugiau pasakyti ar savais žodžiais, ar taip jau išpažinti, o ne perskaityti.
tas vienas dalykas. Apskūsti save. Ten žodis taip ar taip, ne taip sklandžiai, nu kągi darysi. Bet tai nereiškia, kad būtinai turim mintinai išmokti visą savo klaidas, kurias susirašėm, bet tik tiek, kad suprast, kad skundžiam save, o neskaitom savo kalčių sąrašą. Tas svarbu. Nu, paskui kai kurių temperamentai yra sangvinikai, tai jie taip lengvai pasakoja savo klaidas, kad atrodo, kad jie gailesčio neturi. Taip savo, su tam tikru gal ir džiaugsmu, kad tiek sukrapščiau, tiek išgrandžiau sielos dugno. Na, o dabar pinigėlį nei stebėkis, nei pyk, kad taip yra, taip įvyko ir viskas. Taip pat žmogus nei stebėsi, nei pyksta. Savęs atrodo. Nu taip, čia svarbiausia, kad mes jaustumės, kad skundžiam save Dievui, save. Jie kitokie galėjom būti ar turėjom būti. O jeigu ir galų gale ir tas silpnumas stipriau pasireiškia, budrumo stoka, tai mes nuolankiais pažįstam, kad mes per mažą paramos Dievo prašym, per mažą jos ir gavom, užtat ir tų klaidų atsirado. Per mažą meilės pas mus jau. Vienas nuodėmkosis gražiai sakė, penitentų sako, jeigu būtume labiau mylėję Jėzų, viso šito nebūtų įvykę. Meilės stoka gimdo nuodėmę. Taip. Nu, paskui vengti ir plačių istorijų. Jau per kiemą dar nieko, o pradėlo dar nieko. Bet kaip išėjo kaimynka, pradėjo sakyti, kur eini, nematai, tako, aš tada susikeikiu. Tai kam tos ilgos istorijos susikeikiai, ar dar ne? Nu tai žinoma, čia taip jau gal retai būna. Kartais reikia aplinkybės nušviesti, sunku nusakyti, kiek čia mes kalti, labai sunku gal pasverti, keliais dviem žodžiais nenusakyti. Nu tai galima tas aplinkybės ir pasakyti, jeigu mums patiems neaišku, kiek, arba norim atkreipti dėmesį, kokiam laipsnį buvo mūsų ta blogybė pasireiškus. Nu galima, tokio neverstų tokiu pasakojimu. Kartais reikia pamastyti Dievuje, kaip aš galiu išreikšti šitą savo suklydimą. O kartais taip gali būti, kad žmogus taip aiškina, kad atrodo, jeigu tas būtų taip nedaręs, ar bus irgi ne, sako žmona, jeigu vyras būtų nebuvęs girtas, bus nesupykusi. Nu, tai ar girtas, ar negirtas, galima pasakyti, kad girtas vyras supykino. Įvedė į pyktį negali pasakyti, nes kitus veda į šventumą, šventą rytą girtas vyras tik į dorybės vedė. Tai galima pasakyti, kad tokioje atmosferoje pasidaviau pykčiui. Žodžiu, čia kiekvienas individualiai atskleidžia, tik kad reikia budėti, kad mes turim vargo, reikia žmonėm aiškinti, kad nesakyk pavardžių, neminėk antro žmogaus. Tai atrodo paskui, kad taip žmogus ima savo kaltę atskleisti fone kitų kalčių, kad neaišku, ar už kitą išpažinti atlieki, ar už save. Tai sako, už savo nuodėmės 3 sveika Marijas, sako, už vyro nuodėmės, tai sako, apeisi keliais 3 kartą apie bažnyčią. Nes apie vyro nuodėmės buvo visas pasakojimas, o apie savo kaltę tai daugiau pasiteisinimai. Nu tai savas kaltės. Atseit, kad sakyk savo, o nelies kito. Šventas Pranciškus Salezas sako, išpažinti atliekant labai reikia apdariai permastyti, kad tavo išpažinime neatsispindėtų kitų nuodėmės. Kiek tai įmanoma, o tai yra nelengva. Dėl to, kad norint atskleisti kart savo situaciją, nejučiom tas kitas išlenda. Bet čia jau nėra geras dalykas. Todėl, kad kito kaltės neturi išryškėti mūsų
mums patiems save apkaltina. O kaip išvengti šito? Tai kartais jau reikia ir paieškoti žodžiais reiškimo. Kad žmonės pripranta. Tada jie pasidėjuoja, pasimanuoja, tas prisieina taip stabdyti, taip. Žento visas nuodėmės susako, dukters nuodėmės, savo taip neaišku, turi ar neturi, kadangi tam fone tik dėjuoja dėl kitų nuodėmės ar savas turi, tai panašiai. Nu čia jūsų atžvilgių kitaip būna, bet to tik žiūrėti, kad jau taip. Taip lengvai neteisinti, kad būtinai kitas čia kažkur pastumė. Juk jeigu mes iš tikrųjų labiau mylėtume Dievą, tai tie kiti neturėtų tokios įtakos neigiamos į mūsų veiksmus. Kaip atrodytų, moteriškė ir sako, vyrai blevizgo, užtat aš nusikalta. Zuzana buvo atsidūrus tarp pasileidėlių vyrų ir tai nenupuolė. Arba vėl kiti apkalbinėjo, tai ir aš buvau priversta įsijungti. Kur ta prievarta yra? Aš tik varstus paleidau, užsimiršau galbūt tada to momento pavojingumą rimti. Tai taip, bet kad jau priverstas buvo apkalbėti, jau tikrai jau nebuvau priverstas. O jeigu jau yra dalykų, kur aš priverstas ką padaryti, tai nuodėmės nėra. Jeigu taip, o dabar visi, kurie šaudė žydus, irgi sakė, buvo priversti ir jie taip darė. Bet buvo, kurie ir ginklą metė, nieks netitiko. Ar panašiai, bet tas dabar visi žiauriausius veiksmus atliko kažkieno tai komanduojami. O sąžinė ką sakė? Ar jau buvo numarinta, ar visai apie ją buvo nemąstoma. Taigi, galbūt dalinai atrodo, galim suversti kitiem kaltes. Bet, o dabar toks Šimek, austrų kareivis, didvyrių yra tiesiog tautos didvyrių paskelbtas, už tai, kad atsisakė šaudyti į belaisvius. Nu į ką, jis pats nukentėjo, bet sąžinė švarėti, ko kaltas belaisvis. Ir mane gali kažką šaudyti su kieno komanda, jeigu aš atsidursiu belaisviai priešo lagerį. Nu, atrodo, kad čia vykdo kokius sakymus, bet tai žudyti žmogų dėl to, kai jis tavo rankose, aklai tą komandą vykdyti. Na, prastai karo metu žmonės užgerėja ir mažai mąsto, tik vykdo komandas. Tai tai čia yra liūdna irgi. Tai ir mes išpažindami neskubėkime teisintis, kad kiti tai padarė. Jeigu yra pagrindo teisintis, tai pamastykim, gal nereikia neišpažinti. O pats pasiteisinimas, ar jis jau būtinai nuvalys mūsų sąžinės nuo tų dėmių, kurias ten. Taigi pačiai išpažinti užtenka konkrečių kelių nuodėmių, kurias aiškiai žinom padarė, jeigu tai lengvos nuodėmės, ir už kurias gailimės ir iš vienos su ją ryžtamės taisyti. O tų visų smulkių klaidelių nebūtina pasakyti, bet gal naudinga, ar kad nuodėmklausys ar dvasios vadas mus pažintų, ar kad mes pasiskatintume rimčiau į tuos dalykus žiūrėti. Na, o paskui jau prieš tai sužadinam, jeigu gailestį, tai pačios išpažinties metu, jau kada kunigas duoda išrišimą, tai tada galim trumpai kokiu aktu, kurį patys susikuriam, ar kuris labiau atliepia į mūsų, daugiau atliepia mūsų vidų, tai tai panaudoti trumpai, tai vieni
Dėja, pasigailėk manęs nusidėlio, tai mūsų įprasta formulė, bet kai kam jau nieko nesako, beveik, net liepia viduje. Arim savo, Jėzau, kurį aš įžeidžiau, pasigailėk manęs. Amžinoji meilė, pasigailėk manęs, kuris tavęs nemylėjo ar ką nors. Tokį aktą, kuris čia pat sąmoningai leistų pergyventi nors akimirkai tą vidinį skausmą, atsiprašymą, kad įžeidėm Dievą, kurio nemylėjome, tuo metu darydami blogą. Taip, nu, po išpažinties, reikia ir atgailą atlikti, netidėlioti, kartais, kai jau ateina išpažinties laikas, kai jau reikia eiti, atlikau atgailą, kokią dalį, ne? Jeigu vienoda 5 poteriai, tai bepiga, o jeigu dar kitokiai, nežinau. O kartais gali priseit bėgti nuo klausyklos, atsiminus, kad dar ne tokią atgailą padariau, arba taip pat atlikti, jeigu įmanoma, jeigu ne, tai paprastai neverta atidėlioti. Nes kol netliekama atgaila, tol sakramentas nepilnas. Mes taip kartais į tą atgailą netaip kreipiam dėmesį, atrodo, tai vat, nedidelė atgailėlė, tas čia biškė. Bet sakramentas nepilnas. Dabar atrodo, dėl mūsų aplaidumo 2 savaitės mes net negalim pilnai pasidžiaugti to sakramento vaisiais. Da nepilnas. Jo pilnumui reikia ir atgailą, ką būtų išpildyti. Ir ne bet kaip. Stengtis ramiai, surasti ir laiką, patogų, ramų, kad jie atliktų, ne taip prabarškinti. Važiuoju, šiandien išpažinties, tai dabar važiuoju troleibuse. Tiems, kur susidangutės, tai šventas tavo vardas. Ar tai irgi pusplikė mergelka, kai nušals galvą, tai bus, kur mūsų nusidėlė dabar, kaip čia pradėti. Nu tai kaip atrodys, pakeliui, pustekiniui, dabar atlikinėjau atgailą. O turėjau savaitę 2 laiko rimtai, gražiai, pamaldžiai atsilikti ir tai toj pat po išpažinties, jeigu ne tą pačią minutę ar valandą, tai nors tą pačią dieną. Gali daug kas susimiršti, paskui galvojam, kaip čia atlikom, patys pasiskiriam atgailą ir kas kaltas mūsų aplaidumas, lengvapėdiškumas, o čia reikia ir mums rimčiau žiūrėti, tokį rimtą veiksmą, kaip susitaikymas su Dievu ir sakramento, taip tada pagarbiau atliksime. Nu, taip jau pats ir tą jau atgailą atlikim. Kiti atlieka atgailą ilgesnį laiką net pratęsia. Nu, gerai irgi, tik tai nebūtinai tokia forma. Čia gal klusnumo ir tokio švento veiksmo įtakoje ar tuo momentu gauta atgaila yra tikrai, o ne mūsų pasirinkta, o iš apvaizdos rankų priimta, tai jinai tokia gali būti su klusnumo nuopelnu ir gali būti gana vaisinga. Paskiria kunigas, atrodo, kartais neparenka tokių jau atgailų. Kunigas gali ir jaučia ir pareigą parinkti tos atgailas, bet irgi atsižvelgiant į žmogaus padėtį. Jam lengviausia yra atsiminti, yra išpildyti kokią maldą. Bet dabar jeigu paskirti 5 minučių adoracijos, 10 minučių, tai švenčiausiai paklūpėk, pamąstyk. Nu, kitas jautresnio sąžinės toks arba skrupulingos, gal jau pamąsčiau, o nepamąsčiau, per tas 5 perbėgo kelias mintis pašalinės, vėl, nu ir panašiai. O tokias parengti reiktų gydančių tų atgailų, bet tos ypač liaudimi, tai kas susidurs su tokiais keblumais, kad žmogus nesusigaudo paskui. Todėl tos atgailėlės suvedamas į patėlis, į litanijas, tai pirmojos turėtų būti gydoma pobūdžio daugiau. Pasigėrėti, papasnikau, bet dabar uždėk darbininkui pasniką, o jis per tą laiką vėl, jeigu keli pasnikai nesusitvark, pačiam žmogui
aišku, reiktų pasirinkti toliau, ar dar kitą gairę atgailai. Kunigas tai neprirankio taip lengvai, o jo labiau, kad žmogų pastato kartais į tokį sunkumą, kad jis arba užmiršta atgailą, arba paskui jos neišpildo. Na ir kunigas kas paklausė, ar galėsi atlikti. Galėsi, pasako, paskui žiūrėk, sunku ten. Nu, to ir bėda. Į tam tikrą, nu, tobulybės siekiančiai sielai tai būtų lengviau atskirti kai ką, bet irgi vyresnio amžiaus kai sesutės, tai laužo galvą, ką sakė, kaip lieka, ne taip atlieka, nu, tai gaunasi. Bet čia patiems savanoriškai svarbiausia atsilikti ir eiti atgailos keliu. Nu, ar būtinai tą kunigo paskirtą atgailą toliau tęsti, ar kasdien, ar taip. Tai kiekvieno reikalas. Kunigas tik primena per atgailą paskirtą. Atlieka, kas jam privalu, dalį tos atgailos uždeda ir ji kunigo uždėta turi irgi ypatingesnį nuopelną, kadangi atgailos sakramente uždėta. Bet tai yra tik pakvietimas, kaip sakant, vaštaraštis tolesniai atgailai. O tą atgailą galim tęsti, pasiryžimą vykdydami. Su tos srities, kuria nuodėmė, kurią išpažinom, o su ta lengva nuodėmė grumtis. O tai ir yra irgi atgaila. Jeigu mes ją vykdom, tai gali ir ne mažiau, o daugiau gali būti naudos negu iš tų kunigo mums paskirtų kelių poterėlių, kuriuos mes kasdien kalbėsime. Tai daug prasmingiau yra atgailą daryti viena ar kita forma, kad ir poteris kalbėti, bet su intencija mažinti klaidas ir silpninti tos nuodėmės įtaką ir retinti tų nusikaltimo bent atvejų skaičių, mažinti tokį